Taip, buvau suplanavęs važiuoti visą Lietuvos čempionatą. Na ir pažiūrėti, kaip seksis. Aišku, stengiausi siekti ko geresnių rezultatų, bet, manau, gavosi visai neblogai. Tai ką, pradėkime nuo to, kad buvo pirmas varžybos būtent Rygoj, gana toks klasikinis Lietuvos atidarimas sezono. Kaip tau šiaip pat yra Rygos trasa? Rygos trasa man yra patinkanti, gal ne visiškai automobiliui patinkanti, nes gal šiek tiek arklio galių trūkumas, bet techniškumo atžvilgių ir visa kita, tai, mano, kaip čia pasakyti, mano įgūdžių lygyje dar, tai kaip ir galima su visko susitvarkyti. Tai klausyk, tu tenai kvalui surinkai vieną tokių geresnių rezultatų, tai buvo 8 taškai ir buvai viduriukai, tai buvo 9 vieta. Tai plius minus tu ten tą trasą ir važiuoji ant tų 9 balų, ar ten tiesiog tu buvo toks saugesnis važiavimas, tavo nuomonė? Ne, tai būtų galima tikrai daugiau surinkti, turint treniruočių ir panašiai. Kaip ten, pasakysiu atvirai, man atvažiavusią trasą tenka lipti ant limit ribos visą laiką. Dėl to, kad neturiu treniruočių, tai tenka vytis visus, kurie važiuoja daug. Tai, atsitinka visko. Tai turėjau tokį atvejį Rygoje, biškai gal neapskaičiuota buvo, pervertinta ir panašiai. Tai... Bet iš po to atsidaro biškai. Suktukas buvo toks. Jo, suktuką turėjau. Atsidaro biškai, atsigauni, gal pasigyvini. Visai nebijau aš po avarijos važiuoti, tai problemų nebuvo. Rezultatas tik pagerėjo. Tai klausyk, tu turėjai top 3 Norbė, tada turėjai top 16 faina kovą su Vaškeliu, tada top 8 buvo Bairanas, ten kažkas iš kvalos lyderių turbūt turėjo Kaseka, top 4 buvo Čirba ir dėl paskutinės vietos buvo kova su Niknaku. Iš tų visų kovų, kas tau patiko, nepatiko, įsiminė to vietoje? Šiaip visos kovos buvo įsimintinos, nes su Norbė važiuodamas, tai realiai pergyvenau, kad dėl greičių skirtumo galiu sudegti, nes praktikos trūkumas galbūt yra šioks toks. Bet buvo pasirinktas labai geras sprendimas su padangom, tai pavyko susitvarkyti. Su Vaškeliu, žinoma, buvo labai didelis iššūkis ir teko mesti kozirius visokius, kurie labai pasiteisino. Vaškelį nepyk. Top 8 buvau nusiteikęs rimtai jau, bet turėjau Bairaną. Top 4 su Čirba važiuojant pusfinalyje, tai dėjau jau padangas ten, ką geriausia turėjau. Taip jos man labai padėjo, bet turėjau biškį problemų su mašina, gedimas šioks toks, tai teko pralaimėti. O su Niknaku važiuodamas nebeturėjau padangų, tai važiavau su to, ką turėjau. Bet gavosi? Bendrai gavosi, tai 2 vieta Lietuvos įskaitoj. Ir tada mes grįžom į Lietuvą, į Kačerginę ir tu kalbėdamas savo video sakei, kad teisėjai gailėjo taškų, nes gavai tik tai šiam 6 balus ir 16 vieta to vietoj. Ten buvo jokinga situacija, pravažiavau, sakau, 76 tikrai, šiam 6. Gerai, pasitempsiu. Pasitempiau ten smarkiai, atrodo, dabar sakau, 7-6, tai tikrai šiam 7 galvo. Sakau, bent pasitempiau. Top 3-2 kritai su Deimante. Taip. Šiaip nesijaučiau labai užtikrintas savimi. Deimante iškart pasakiau, kad nepergyvenk, nebus labai sunku. Tai taip ir buvo. Išlėkiau pats iš trasos. Gal padangų pasirinkimas netoks, gal slėgio, gal šiaip, aišku, antram klipė pagavau žvyro ten ir panašiai, bet, esmė nesijaučiau labai stipriai tuo momentu, tai dvejojau pats savim gal per daug ir panašiai. Tada kita trasa yra Kuršėnai, sakei, jautėsi užtikrintai, kad buvo galima ten keliauti iki podiumo, bet gavosi ne visai taip. Taip, Kuršėnuose buvau nusiteikęs labai rimtai ir sekėsi tikrai labai gerai. Tiesiog top 16 po kontakto su priešininku turėjau gedimą ir teko pasitraukti iš kovos. Labai gaila, bet yra kaip yra. Į Estiją buvo viskas padaryta paskutinę naktį
Tai buvo trečios šios sezono varžybos su 0 remonto automobilio. Po Kačerginės buvo biški paremontuota, nes ten turėjom kontaktą porinio metu. Tai ir išvažiuota į Estiją. Estijai, kaip, pralėkiau pirmą važiavimą, tai Hebra sako, atrodo, kad tu čia treniravęs. 2 metus žiūrėjau, kaip važiuoja kiti, tai, sakant, turbūt dadėjo šitą. Taip, ten iki finalo važiavau, su Kriogeriu važiavau finale, bet visa gonkė buvo šiaip ganėtinai sudėtinga, nes pradėjo ir lyti, ir buvo sausa šlapė. Tai pavyko tikrai neblogai susitvarkyti ant skirtingų dangų. Buvo aiškus ginčų pas teisėjų, sprendimų ilgų, bet asikapanojau iki finalo ir, su Kriogeriu važiuojant, biški pritrūko pas mane to parako, gal galim sakyti taip, ir teko pripažinti pralaimėjimą. Bet reziumė visai buvo neblogai. Ten buvo Nezo čempionatas, tai Nezo čempionate užėmiau 2 vietą. Jeigu neklystu. Jo, tai va, šita taurė. Ir Lietuvos dar užėmė. Ir Lietuvos čempionate užėmiau 1 vietą. Dang. Ir ką, tada grįžtami rugsėjo 1 savaitgalį, Kačerginė. Šį kartą kvalifikacijai gavai daug daugiau taškų, 8, ar darai kažką kitokio? Taip, buvo pakeista transmisija. Tai pakeistas reduktorius su ilgesniu perdavimu, nes pastebėjau trūkumą praeitose varžybose, nes teko pasirinkti biškai kitokį dėl arklių stygiaus. Tai pasirinktas perdavimas davė pliuso, bet galimai padėjo ir numirti pavarų dėžiai. Tai teko pasitraukti, jeigu neklystu, top 8, man atrodo, prieš Vindžigelskį. Taip, nes startuojant iš starto, 3 bėgis ir 4 paliko Četą. Buvo biški liūdnoka, bet vis tiek ten, kol ten Hebra skaičiavo taškus, gavosi, kad Lietuvoje likai. Taip, Lietuvoje likau. Lietuvos įskaitoj bendrai likau 3 vietoje. Kom labai džiaugiuosi ir esu tikrai patenkintas savo rezultatu. Tai jeigu tau būtų pasakę, gegužės pradžioj, kad, 3-tukas, būtum paėmęs ar ne tą pasiūlymą? Nežinau, šiaip labai daug vilčių nedėjau į top 3, bet top 5 buvau praktiškai užtikrintas, kad būsiu top 5. Gavaisi komandos vėliavnešys Lietuvoje. Kaip sakant, dėl komandos reikia stengtis. Ir ką, toks gal galim pasakyti, buvo desertas paskutiniai 2 driftingo etapai, tai Graikija ir Kipras. Ten važiavai, pavadinkim, gal toks labiau pusiau turbūt atostogų režimai, jeigu tai būtų galima sakyti. Kaip tau įspūdžiai iš tų 2 pasirodymų? Taip, gerai. Pirmas varžybos, kaip buvo, tai, reiškus, reikėjo vėl atsibusti. Tai gavosi toksai savęs vėl privertimas važiuoti, perlipti per savo ribas. Gal norėjosi biškai geresnio rezultato kvalifikacijai, bet šiaip visai neblogai buvo. 12 vieta irgi nėra blogai, nes lentelė gerai susidėlioja kartais. Tai top 32 kova buvo tikrai nesudėtinga. Ten buvo Alex Haris su Niskė, man atrodo, Silvija kažkokia, tai spalvota. Jo, greitas vairuotojas, gal net pasirinkau per prastas padangas, tai turėjau biškai reikalų, bet susitvarkiau. Top 16 buvo žalia Zetkė. Iškritau, nes turėjau Graikijos vietinį čempioną. Tai pasirinktos padangas buvo geros, bet jisai buvo greitesnis už mane. Tai teko pripažinti pralaimėjimą. Taip, Kipras tai yra mano mylima trasa, man jinai šiaip nėra sudėtinga. Kiekvienu važiavimu braukimas sienos su šikna mašinas. Man ten patinka, ten mano specifikacijos turbūt tokia, man patinka jinai, tai nėra man ten sudėtinga važiuoti. Kvalifikacija gal norėjosi dar geriau, bet, kaip sakant, niekada nežinosi, kaip čia susidėlios tie taškai. Taip ir gavosi, kad kvalifikacija visai neblogai, top 32 kova gana nesudėtingai. O top 16 teko važiuoti su Gedunu, prieš čempioną nepašokinėsi. Teko net nenusileisti, o pripažinti pralaimėjimą. Čempionas sakė, kad sunkiausia buvo per tas varžybas važiuoti.
Nu, malonu girdėti iš čempionų, tai aišku, norėjasi gal geriau dėl pirmos, antros kokios vietos susitikti su čempionu, bet, nu, yra kaip yra, ne visą laiką kortos krenta. Nu, ten čempionas pirmų palos važiavimų prisidarė reikalų, tai bet turbūt dėl to. Na tai va, tai jeigu jis nebūtų reikalų prisidaręs, turbūt nebūtum susitikę iki finalo. Klausyk, iš tų visų trasų, kur važiavai šiemet, kur tu būtų faniausia sugrįžtų, minėjai Kiprą, kad tau yra faina gerai, bet tarkim dar porą, kurios tau, tarkim, tau patinka. Nu, man visos trasos fainos, man visose vienodai faina lėkti ir man patinka grįžti į visas trasas. Man asmeniškai patinka lėtesnės trasos, bet techniškesnės negu greitos. Nes pas mane arklių daug nėra, man patinka geriau pamedžioti. Kokie planai, norai žiemai, kitam sezonui, kas gali būti, ko negali būti, nu galima ir nebūtinai, galbūt čia taip tiksliai viskas susakyti. Susirinkti taurės ir eiti gerti šampaną iš taurės. O, ate visiems. Ate visi.